Už krepšinį. Už krepšinį. Už golfą. Už golfą. Už pasatą. Už pasatą. Vytautas. 100 metų, 1000 tostų. Stop, tylos. Dabar viskas bus, kaip aš pasakysiu. 5 ant 5 užlaikai. Laikai, 6 laikai. 1 ant krumplių padarai dabar. 1 ant krumplių. Užteks, Pabaigai. 1 10 ant krumplių. Šitą koją dabar į tą pusę suk. Jisai mus prirėmė prie sienos, išsitraukė peilį, man įrėmė va čia ir sako, atiduok blynus. Ar mane žudytų, dėl blynų. Jeigu ne tu, tai tave, ne? Smagu matyti, Mantai. Labas. Labas. Iš tikrųjų prisipažinsiu, aš tave pažįstu daugiau negu 3 metus, tik niekad gyvai tavęs nesu matęs, bet seku tave ir esam su tavim kolebinė jau. Porą kartų, jo, su Ivanas Muša Gonga projektais, tai pirmiausia labai tau ačiū. Ir noriu truputėlį tau papasakot, kaip aš tave matau, mes matom. Tai labai šaunus esi vyrukas, džentelmenas, žodžiu, kaip ir mūnas, gerąja prasme. Tai iš tikrųjų esi vienok pavyzdys. Tai čia tau komplimentas. Dėkui. O tuo pačiu būtų iš tikrųjų įdomu, dažniausiai pristatomi yra svečiai. O kaip tu pats save prisistatytum, kas tu per paukštį? Aš esu komunikacijos specialistas. Kaip pagrindinė veikla ir keliautojas jau tokie kaip hobis, kaip popamokinė veikla. Tai tokios dvi nišos, kurios mane lydi praktiškai visą gyvenimą. Aš ir kai baigiau mokslus 12 klasėje, tai gavau 2 pakvietimus studijuoti. Tai vienas buvo su politinė komunikacija stoti į aukštąją mokyklą, kitas buvo į turizmą stoti. Tai tarp tų 2 sričių, taip visa mano karjera, visas gyvenimas taip ir rutuliojasi. Tai kažkiek vienoj pusėje, kažkiek kitoj, tai stengiuosi tokį balansą rasti tarp tų 2 sričių. Man tai, o kaip kelionės į tavo gyvenimą iš viso atėjo, kaip sugalvojai tokį dalyką daryti, kaip keliauti, transliuoti, rodyti žmonėms? Mes visi daugiau ar mažiau turbūt keliaujam, tik ne visi gal tais įspūdžiais labai mėgstam dalintis. Tai pati pradžia buvo, labai gerai atsimenu, 2017 metų pavasaris, nes tada su Viktorija, mano žmona, susipažinom. Ir visas tas kelionių noras atsirado taip organiškai, kad mes tiesiog su jie susitikdavom. Dar pati pažinties pradžia, tai pirmas susitikimas čia ir buvo Vingio parke, pats pirmasis. Vau, kaip simboliškai. Ir po to kiekvieną kartą, vis noris damą, visi kitokią vietą nusivesti. Viską gali būti, gal stebi. Jie atsikarino pro langą. Tai kiekvieną kartą visi kitą vietą norėjos nusivesti, kad ir jai būtų smagu, ir pačiam būtų smagu. Ir Vilnius didelis, bet ne iki tiek, tai vis tiek Vilniui natūraliai, apeini ten tuos parkelius gražiausias atodangas, apeini, apvažiuoji, kažkaip nebesinori dar kartą vestis ten pat, kai mes tiek gražių vietų turim Lietuvoje. Ir natūraliai ta geografija plėtės, tai tada jau kažkiek už Vilniaus ribų žiūri, kas ten gero, kas ten gražus, kas įdomaus, kokie piliakalniai, pažintiniai takai, ten upeliai ir panašiai. Ir po to taip natūraliai plėtės, ir kad plius minus, ta Lietuva, ne tai, kad visa apvažiuota, bet nemažai kur ir pabūta. O tarkim, kaip tau taip gaunasi, taip natūraliai, nuoširdžiai mylėti Lietuvą, jos vietelės, kur kitas žmogus tiesiog eitų, praeitų jam 100 metų, bet tu taip gražiai pateiki ir, nežinau, net atrodo, kad pamatai tą pačią vietą iš naujo, kažkaip tai atrandi. Tai kaip tau taip gaunasi? Čia vėl 2 yra gal tokios kaip pozicijos, tai viena yra jo tas toks patriotiškumas, ta tokia meilė Lietuvai, iš kitos pusės yra smalsumas. Aš labai esu smalsus žmogus ir man labai įdomu, kas tenai slypi, kas ant to kalno, kas toj gatvėje, kas ten už upės tos, kas ten slepiasi. Ir taip natūraliai, iš to smalsumo vedinas ir keliauja ir žiūri, kasgi ten slepiasi. O tavo, pavyzdžiui, antra pusė dėl to nesinervuoja, kad galėtų man tai daugiau apie mane galvot negu, kas čia už to kampo, kas čia? Ne, aš kaip tik, aš ją kartu imu ir mes po tas gražiausias vietas kartu keliaujam. Bet aš ne tik į tokias keliauju, aš keliauju ir į apleistas vietas, į dvarus apleistus, į ten bunkerių šachtas visokias, kur nėra labai gal daug komforto damai, tai tada jau kviečiuosi bičiulį kokį vyruką ir tada jau su juo keliaujam. Tai taip pasiskirstam pagal objektų pobūdį. Man tai esi iš Panevėžio, tokio laukinio šarmo kupini 2000 metai. Papasako, kokių nuotykių esi turėjęs savo gimtajame mieste. Panevėžys tikrai buvo išskirtinis ir ten jaunystė ir paauglystė, taip sakyčiau, tikrai neeilinė buvo, nes turėjau užsiauginti skūrą, tokia pakankamai. Jeigu ne tu, tai tave, ne? Jo, ten,
kovoti turi. Jau O tu manai, kad tu su stora jau skuro dabar esi? Nu, jau kaip gimęs augęs ten ir mokyklą baigęs, tai jau manau, kad pakankamai. Tai gal už tai ir išgerkim Vytautą. Jo, išgerkim iš tikrųjų. Pakelkim po taurę Vytautą. Ir ryšim su šita įžvalga, čia labai tiktų mūsų fano, mes grįšim būtinai prie Panevėžio, bet mūsų didelio fano iš Rietavo, Zigmo, mūsų laidos fano. Klausimas, kurį jis mums atsiuntė ir paprašė tavęs paklausti. Prašom išklausyti. Man tai tu atrodai kaip pirmūnas, kaip džentelmenas, bet vat galėtum trenkt dabar per stalą, sakyti, o šit stipkiu, esu netoks, esu griežtas paveldiks. Tai va, dabar įsivaizduoju, sėdis santūrus, ramus, mes jau įsitikinom. Taip. Bet gali tiesiog mėsininkui atnešus stalą, tiesiog paimt kuloką ir gali perduoti linkėjimus savo, kad ir moteriai Viktorija vardu, taip? Ir pasakyti, Viktorija, po šins pypkių, aš esu griežtas. Bandom. Gerai. Į sceną stalą. Bet taip nuoširdžiai. Čia, kad nelūžtų, Jo, žinai. kad girdėtųsi. Vat įsivaizduok, kad tu, laksto tavo 3 vaikai, ir belia ką išdarinėja, ir tu nori atkreipti Užšiaut dėmesį. visus. Vat, įtikink mus, kad vyrukas iš Panevėžio užgrūdintas, su skūra, gali suvaldyti 3 vaikus ir dar atkreipti žmonos dėmesį, kuris sakytų, čia tu, prašau. Stop, tylos. Dabar viskas bus, kaip aš pasakysiu. Ramiai. O, matai, Tinka. tinka. Gerai, mėsininkas, ačiū. Ačiū, išnešam. Man pasirodė silpno. Nieko, dar bus tų progų, bet Pažiūrėsim, kaip tu tikrai, manau, kad realiai reiktų 3 vaikus įleisti. Tėti šitų, Tėti. Gerai. Gerai, tai apie Panevėžį 2000-uosius, laukiniai metai, laukinis miestas, papasakok. Visiškai laukinis. Ar būtum galėjęs per tą legendinę tulpių gatvę su tulpių puokšte prabėgti? Ir su treningukais, su šitom juostelėm. Tai treningiukai tai čia kitokia ir nebuvo. Dreskoda tai tik tai toks ir buvo. O lakerkas nešioja prie treningukų? Ne, lakerko ne, bet klausimas buvo, ar tamsiai mėlyni treningiukai ar juodi. Čia... Gerai, tai kokių įvykių turėjai, tokių įdomesnių? Tai viena istorija buvo man 9 metai. Ir ėjau į mokyklą, o mokykla yra 100 metrų maksimum. Man, ta prasme, minutė kelio nuo namų iki mokyklos, ten per šalį gatvių. Kai žiaurukai taip arti mokyklos. Žiauriai greitai. Ir aš nuėjau į mokyklą ir tik po to, po pamokų sužinojau, kad man praėjus tuo šalį gatviu, po 10 minučių vyko susišaudimas. Ten 2 banditai bėgo nuo pareigūnų. Ties ta vieta jie ten vieni kitus pradėjo šaudyt, gaudyt, lakstyti ir vienas iš tų banditų pasiėmė už mane tik porą metų vyresnį berniuką kaip įkaitą pasiėmė ir užsibarikadavo laiptinėje. Ta laiptinė yra priešais mano namus kitoje gatvės pusėje. Ir ten vyko viena didžiausių įkaitų dramų apskritai Lietuvos visoje istorijoje. Tik tas vyko prieš 23 metus, tai nėra labai kažkokios išlikusios medžiagos, bet mūsų atminty tai tas pakankamai įstrigo ir ką baigėsi pamokos, mesgi nieko nežinom, jokių nėra technologijų, telefonų, iš kur tau žinot. Po pamokų išeinu, žiūri, visur stop juostos, visur švyturėliai sukasi ir aš nesuprantu, kas čia vyksta. Sakau, man namo reikia, mano namai, va čia, nesako, nepraeisi dabar, eik aplink tam pusę rajono, kol grįši namo. Tai grįžau namo ir tada sužinojau jau per radiją, per televiziją iš tėvų, kad pasirodo užsibarikadavęs vienas iš tų bandytų priešais name, o kitas bėgo per mūsų mokyklą. Tuo metu vyko pamokos, jį pašovė bent kelis kartus pareigūnai ir jis visas krūvinas ir buvo dar kraujo dėmės prilašėję, ta prasme, koridoriui. Po to pamatėm, kad kažkokios kraujo dėmės, bet ką žinau, gal susižeidė per fizinį koks vaikas ir panašiai. Tai realiai to vaiko įkaitų galėjai būti tu vietoj to vaiko vos ne. Net 10 minučių skirtumas. Toks kaip mažasis Kevinas. Jo, tai ta prasme, artimieji pergyveno, nes per žinias visur eina, kad berniukas įkaitų paimtas. O kaip baigėsi ta drama? Baigėsi taip, kad tą pačią naktį, 1:30 nakties šturmavo Aras tą butą. Tai tam berniukai ten vos kažkokia skeveldra, tik tai pro šalį, tai nieko rimto, tą nukovė bandytą. O berniuko ateitis, ar tai įsivaizduoji? Tai jis yra, gal net jums žinomas, tai yra Aleksandras Špilevojus, tai yra aktorius. Girdėtas. Miltinio teatro aktorius ir yra vaidinęs filmuose, rimtuose serialuose ir vaidina tą patį nusikaltėlį. Ok, kokia antra istorija? Ten, kur peilis buvo. Antra istorija vyko toj pačiai gatvėje, irgi prie mano namų, tik po kelių metų. Mes su kaimynais, su kiemo draugais turėdam tokią tradiciją per užgavėnes, per namus eiti.
Su dainelėm, ten su Tas, šokiais. kur mes čigonai Lietuvoje. Jo, vat iš tos operos. Nu ir kažkaip mūsų buvo kelios kompanijos tų bičiulių ir mes kažkaip atsiskyrėm su draugu dviese žygiavom ir einam gatvę ir taip, jaučiu, kad už manęs kažkas eina, kažkas nelabai malonaus. Ir tai buvo irgi toksai banditėlis, vyresnis šiek tiek. Jisai mus prirėmė prie sienos, išsitraukė peilį, tu prasme tikrą peilį, man įrėmė va čia ir sako, atiduok blynus. Fantastika. Panevėžys. Ir blemba galvoju, man taip minčių srautas eina, galvoju, žinai, 14-mečio, ar mane žudytų, dėl blynų. Turbūt ne. Ir sakau, neduosiu. Rimtai, tiesiog va taip pasakyti. Tiesiog, ir jis ten kažką ten, žinai, o tas draugas stovi, jis kažkaip labiau į mane koncentravosi, o tas draugas, jis tiesiog toks stovi rankas kišenės, nežino, ką daryti. Sakau, bėk iki parduotuvės, ten šalia buvo, sakau, pakviesk apsaugą, ar kad policija iškviestų kažką. Tai jis pradėjo judėti link tos pusės, o tas banditėlis sutriko, jis nesitikėjo akivaizdžiai tokios įvykių eigos. Tai jis tiesiog patraukė tą peilį ir nubėgo savo keliais, dingo tamsoje Panevėžyje. Mieli Delfi TV laidos žiūrovai, mums labai svarbu jūsų palaikymas. Jūsų dėka mes galime kurti vis įdomesnės laidas su labiau intriguojančiu turiniu. Nepamirškite, kiekvieną sekmadienį 9:30 ryte per Delfi TV tiesiogiai rodo mūsų laidas. Mūsų laidas galite matyti ir YouTube kanale Du šalti vienas karštas bei Spotify platformoje. Tad laikinkit, sharingkit ir subscribinkit. Nestabdyk, susisiek su mumis ir tap mūsų laidos rėmėjų. Šiandien laidą Du šalti vienas karštas filmuojame ypatingai jaukioje vietoje, kavinėje Picnic Bistro, kuri yra įsikūrusi Vingio parke. Labai didelis ačiū kavinėje Picnic Bistro. Man teko asmeniškai čia švęsti ne vieną šventę, ir krikštynas, ir vestuvės, ir gimtadienius. Tai išskirtinis dėmesys. Šita kavinė dirba ir žiemą pasirodo. Labai skanus maistas, labai geras aptarnavimas. Koks vaizdas, gniaužia kvapą išėjus į lauko terasą. Labai visiems rekomenduojam, jeigu turite ar kokį gimtadienio sumanimą, ar kokią įmonės šventę, tai čia labai privatu. Dar kartą labai ačiū kaviniai Picnic Bistro Vingio parke ir labai rekomenduojame. Priima su gyvūnais. Ir dar priima su gyvūnais, iš ties. Tai padaryk pradėsmą atsispaudimu, aš noriu pamatyti tavo fizinės galimybės. O Zigmas kiek visko prigalvojo. Jo, Zigmas, žinok, ir užduočių jis būna siuntinis. Zigmas nori, kad tu padarytum realiai 10 atsispaudimų. Jeigu Zigmas sako, tai reikia. Dėl to, kad tavo psichologinė kondicija dabar jau įtikino, kad tu nesi tik tai pirmūnas, bet kai reikia ir užrėktum, kai reikia ir atstovėtum už blynus, tai taip pat norim pamatyti tavo fizinį pajėgumą. Gerai, bandom. Galėtum? Čia? 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 Jo. Nu ką man tai? Rodyk, ką moki, kokie pajėgumai fiziniai. 1, 2, 3, 4, 5 ant 5 užlaikai. Laikai, 6, laikai. 1 ant krumplių padarai dabar. 1 ant krumplių. Užteks, 10. Pabaigai, 1 10 ant krumplių. 10. Nu gerai. Turim. Užteks. Ant krumplių norėjęs. Nu ką dabar? Zigmas neprašė. Kad atgautum jėgas, kalt Vytauto. Man tai. Sudaužkim dar. Zigmas Zigmelio iššūkis. dėkingas. Mums irgi ramu. Paskutiniu metu labai visi kalba apie valandą X. Teko girdėti šitą? Teko. Visi vieni kitų klausia, vat labai įdomu, keliauji, žinai, Lietuvą puikiai. Tikrai neramus laikai, pripažįsti. Nu taip. Gali, bet esi tikrai protingas, santūrus, kaip dabar matėm, ir fiziškai gerai pasiruošęs, ir psichologiškai. Gali vizualizuoti, įsivaizduok, ruskiai už 100 km, lieka valanda, koks tavo veiksmų planas? Sudėtingas pakankamai klausimas, todėl kad, teoriškai vis tiek tu gali visokių tų planų prisidaryti. Valandą ruskiai šturmuoja. Pradžiai turbūt reiktų artimaisiais pasirūpinti, tėvais ir sugalvoti, kokią saugią vietą juos transportuoti. O kaip manai, kurioje srity būtum naudingiausias įvykus kažkokia ekstremaliai situacija, kai valstybei reikia tavo pagalbos? Apie tai irgi galvojau ir pagalvojau, kad dabar labai reikalingas ir aktualus dalykas yra dronai. Ir aš prieš pusmetį kažkur nusipirkau droną. Aišku, savamokslis nesu, aš ten kažkokių baigęs kursų ir panašiai, bet vis tiek tos bazinius principus ten suprantu, kaip veikia pats tas mechanizmas, tas visas pultas ir valdymas ir panašiai. Tai aš manau, kad su šituo būčiau pakankamai naudingas, nes tas poreikis tikrai yra šitos profesijos žmonių, nes ne visi ten bėga su ginklais rankose ir ne visi į frontą eina ir iš tokių kaip aš turbūt daugiau žalos būtų ten negu naudos, bet tų sričių tai yra labai daug ir transportas, ir logistika, ten galų galiu maisto gaminimas, daug tų yra sričių, kur galima būti naudingais ne
Ne tik taip tiesiogiai. Man tai šokiai ir Panevėžys. Kažkaip man nesiderina šitie du dalykai, bet aš žinau, kad turėjai pakankamai daug patirties su šokiais. Šiek tiek Papasakok, kokius šokius šokai vaikystėje, kur ta patirtis išsirutuliojo. Žinau, kad net ir mokykloje statyti šokį, savo vestuvių šokį statyti, papasakok. Taip, Panevėžys ir šokiai tikrai toksai kombo nėra labai populiarus, nėra trendinis. Sakykime, pas mus visi berniukai, visi absoliučiai renkasi arba krepšinį, arba futbolą. Yra du pasirinkimai. Teoriškai yra, praktiškai nėra. Tai. O mane kažkaip link šokių patraukė ir lankiau sportinius šokius pakankamai ilgą laiką. Tai ar nežinosi jau, kur mokytis pas ką? Jeigu ką kontaktus turim, man tai, bet pavyzdžiui, gerai, nu, va, kaip supratom, moki šokti. Tai va, galėtum imituoti, kad dabar su savo antra pusė vestuvių šokį. Va, truputėlį. Nu, man poros reikia, nu, aš vienas tai negaliu. Gerai. Sarnu. Nu, pabandyk. Bando? Tai Gerai. Gerai. Pati esmė yra... Nu, Arnai, parodyk Pati savo. pradžia yra kvadratas. Tai, nu, pradžiai gal aš vienas parodau, ir tada dviese. Tai tokia ir idėja buvo, kad tu vienas. Ne, jūsų kartu šokį. Ne, Gerai, man reikia sutarta. poros. Tu vienas, aš tada, kai jau reikės... Tu pasižiūrėk. Nuo valso pradėkime. Gerai? Gerai. Tai jeigu valse mes tokį darom kvadratą, va tokį, ir sudėtingesnė versija tai yra kvadratas, bet su apsisukimais. Arnai, duok iškart sudėtingesnę versiją. Iškart. Nu tai va, nu tasai jo. Nu tai dabar bandom. Tai dabar bus šita koja atgal ir Ir va ta taip pusė. paėsim. Jo, o po to, ne. Jis tave Pradžiai ves. ta koja atgal, tada ta koja pirmin, tada ta atgal, tada ta pirmin. Tai bandom, praktikai bus lengviau. Tu turi sekti jo pėdas, Jo, kur eina ir tada kabinamės. tu tu... ves. Bet arčiau Ne. susikabinkit. Šitą koją dabar į tą pusę sukam. Tiesiai ir į tą pusę. Ne. Žengiam žingsnį. Nu, bus sudėtinga. Aš esu medis šokiuose. Pabandėm. Bet Toks pabandėm. medis. Gerai, supratau, įtikinai. Nu, tai principai tokie. Okay. Čia darosi karšta. Ir ne nuo žydinio. Bet nuo žydinio. Įtvirtinuotin jie. Principas toks. Taip. Kaip ir aiškiau dabar. O man tai keliauji, ar esi patyręs? Taip. Valandą. Atsakymas yra taip. Užfiksuokite. Ne. Ar esi kelionėse patyręs kažkokių ekstremalių situacijų, kur, pavyzdžiui, tikrai baisu būtų buvo, ar ten, pavyzdžiui, mišką kokią vėjasi bėgi, ar ten koks žinai vilkas staugė, tamsojasi. Dažniausiai ne. Dažniausiai visos tos išvykos saugiai baigėsi. Bet yra buvę vienas toksai ne visai malonus incidentas. Tai buvom su Viktorija pažintiniam take, vaikštinėjom, aplinkui daug žmonių, toksai čilas, gera nuotaikėlė. Ir kažkaip žiauriai greitai sutemo, buvo ruduo ir atvažiavam su saulute, bet ta saulutė taip, nu labai greit pasislėpė, toks miško tankumynas ir, nu, žiauriai staigiai taip sutemo, net nespėjom suprasti, kaip čia visi žmonės išsilakstė, tamsu ir mes dviese likom realiai ir pasižiūrėjau, kad mum iki mašinos, nu, gal kokie 4 kilometrai per tokį tankų mišką, tokioj, nu, vos neklinuoj tamsoj. Nu, neturim kito pasirinkimo, nu, reikia, nu, ką, einam. Paėjom gal kokius kelius šimtus metrų. Ir ten Arnas iš miško. Ir girdim iš šono. Baisiau. Ekshibicionistas, ne? Baisiau. Ir girdim iš šono toksai šlamesys, toksai stiprus šlamesys. Ir jis, nu, kažkur toli, bet jis artėja, nu, labai greitai, ta prasme, taip, nu, kaip bėgančio žmogaus greičiu, va, tokiu artėja link tavęs tas garsas. Ir tu girdi pagal kojų trepsėjimą, kad ten, nu, ne 2 kojas, ir ne 4, ir ne 10. Ir artėja link tavęs tas garsas, o tu nieko nematai, nes jau tamsu. Kriugeris? Mėsininkas Arno. Ir tada tas triukšmas sustojo ir pamačiau už kokių, nu, 5-6 gal metrų buvo šernų banda. Bet, nu, tokių nemažų šernų ir nemaža banda. O šernai šiaip nėra, kad jie... Nu, nėra labai draugiški žmonėm, po tokie guglinausi. Tai O kokį balionėlį nešęs dujų, jeigu ką, po pavyzdžiui? to. Tuo metu dar nekyla į galvą. Čia kaip valanda X buvo, bet... Lembat galvoju, mes taip stovim, nu, taip vos ne ant skardžio, iš tos pusės upė, iš tos pusės šernų, ten, nežinau, 10, 12, 14, kiek jų ten buvo. Bet, nu, nemažai. Ir jie taip, nu, nužvelgia taip mus ten sekundėlį ir, nu, savo keliais nusuka. Bet po to nebesinorėjo, nu, vėl testuoti kantrybės. Jau baisu buvo, ne? Tęsti to žygio nebesinorėjo link automobilio, tai patraukėme į kitą pusę ir ten sutikom 2 pagonis. Ten prie pat Kernavės vyko veiksmas. Ne, mes ten buvom. Nu, lyg ir ne.
Nu, tokie grinai pagonis. Jie ten čilino tiesiog tamsoje. Nu, mes priėjom prie jų, tokie išsigandę, tokie uždūsę, Kaip tu susistresavę. sakai, pagonis čilina tamsoje, tai man iškart pirma mintis, kad nuogų čia atidarė. Ne. Kuo pasižymėjo pagonis? Nu, jų apsirengimai ten, jeigu gerai pamenu, kažkokie kaip lininiai, nu, kažkas tas toks tautinio vaibo, kažkas ne per smarkiai, bet, nu, tokių akcentų kažkokių buvo ant drabužių ir panašiai. Tai, nu, mes prie jų priėjom tokie išsigandę, papasakom istoriją, nu, jie ten vietiniai, tai, nu, tai gerai, sako, sėskit pavešim, tai mus įsisodino ir, nu, apvažiavom jau pagrindiniu keliu visą tą ratą ir jau mus paleido prie mūsų mašiniuko. Tai aš gal neatsimenu nei jų vardų, nei kas jie tokie, nei jiem atsidėkoti kažkaip nešovė į galvą. Tai... Bet jau grįžus nuo mokelės išsikratyti reikėjo, ne? Nu, stresiuką buvo šiek tiek. Tai toks... Nes, nu ką, nu, tai tu policijos nekviesi, nu, kad tave tiesiog pavežtų, nu, taip, nu, koks sprendimas, nu, tai va, jie mus išgelbėjo. Man tai paimkim tokią hipotetinę situaciją. Laiko mašina, gali keliauti laiko mašina, į kokį Lietuvos istorinį laikotarpį norėtum persikelti ir su kokiu žmogumi, kur nueiti, ką nuveikti, ką padaryti, papasakok. Į tarpukarį gal su Smetona. Ką darytum su Smetona? Susipažinti. Čerką su Smetona padarytum. Antanai, užėjai. Nu, gyros gal kokios paragauti. Gyros? Alaus restorane. O kodėl toks pasirinkimas? Tai man visai, nu, įdomi ta jo asmenybė, jo gyvenimas. Tai teko kelis objektus aplankyti ir jo vardo dvare būti. Ir toj vietoj, kur jisai Lietuvą paliko. Tai, nu, įdomi asmenybė, įdomi. Man tai. Aš manau, mes padėsim tau susitikti su Smetona jau visai netrukus. Iš tikrųjų, galės keliauti laiko mašiną toli. Tai ar pasiruošęs priimti Zigmo iš Rietavo iššūkį? Važiuojam. Tikrai? Zigmo siuntinys. Zigmo siuntinys. Rišam akis. O tu rūkai ten viduje? Kokia buvo tavo didžiausia nesėkmė paviešinta viešai ir ką iš jos išmokai? Iki šios laidos nebuvo. Ką pasakytum žmonėms, kurie sako, kad Lietuvoje nėra ką pamatyti? Jie nesusipažinę su situacija. Gal užteks man tai ar ne? Važiuojam. O esminis klausimas, su kaip baklažanas. Už krepšinį. Už krepšinį. Už golfą. Už golfą. Už pasatą. Tipo. Už pasatą. Pasata. Vytautas. 100 metų, 1000 tostų.